Kokį savo troškimą slopini? Žiūrime. O kodėl slopina? Situacija tiks tiem žmonėm, kurie kaip ir planuoja kažką tai daryti, kaip ir nori išeiti iš labirinto ir laukia palankios situacijos, laukia fortūnos rato vadinamojo. Tas troškimas yra apie tai, kaip jūs norėtumėte turėti pakankamai gerus įgūdžius, užsidirbti, būtent apie darbą čia šneka, užsidirbti pakankamai resursų, kad turėti savo pilnatvę. 9 pentakliai tai yra kaip aukščiausia pentaklių korta vienam asmeniui. Ir išeiti į imperatorės. Imperatorė tai yra jau tas asmuo, kuris yra pakankamai brandus ir jis jau nebūtinai yra vienas. Jūs norite turėti šeimą kažkas tai, jūs norite turėti kolektyvą, jūs norite turėti savo imperiją, kur lakstys daug mažiukų imperiukų, ar ne, galim taip sakyti. Ir to nereikia slopinti dėl šios priežasties. Tai yra labiau baimė bandyti kažką tai naujo. Negi jums reikia, kad paimtų visą tą spirtų gerai į sėdimąją ir tada jūs išlėksite ar neprašytą sieną į kitą pusę. Tikrai to nereikia. Kodėl jūs pastringate tame pasirinkime? Kažkas yra labai sunku atverti naują, tai pirmiausia yra. Labai sunku atverti naują. Kitas dalykas, turėtų tam pasibaigti kažkas tai sena ir jūs viskas, jūs tai nuveda į stagnaciją, nors iš tiesų galite judėti į savo tikslus. Tikslai labai gražus. Ką jums reikia padaryti? Įsileisti gyvenime. Įsileisti gyvenime naują šansą, naujas emocijas, įsileisti į savo gyvenimą žmones. Galbūt jie gali kažką tai atnešti, galbūt rasti padės jums tuos raktus, kad jūs tikrai galėsite išeiti į tai, ką jūs savyje slopinate. Taip, prašau, kaip gražu. Išeisite su meile, ta prasme, išmoksite tam tikrus dalykus, jums nereikia eiti į apatiją ir šitas ciklas, kur jums atrodydavo, kad jūs lakstote šitame labirinte ir niekaip nesulaukėte to ateinančio šanso, jisai tiesiog užsidarys. Atsivers naujas pasaulis, užsidarys va šitas ratas, užburtas, ar ne, kuriame jūs sukatės, nes bijote išeiti į naują. Nauja visą laiką gali neraminti ir tai yra normalu, bet sėdėti laukti, kad kažkoks tai ateis gyvenime palankus periodas, galite laukti labai ilgai. Kai sako, jeigu laukti, tai tada jau būna ilgai. Nelaukite. Patarimas jums. Va, prašau. Rinkitės drąsiai, kas jums patinka. Tas, kas yra jums prie širdies. Tas, kas teikia jums gerų emocijų. Ir tai jums padės eiti į tai, ką jūs norite. Neslopinkite tai, nes tai jums suteiks labai daug gerų emocijų. Neapribokite savęs savo mintimis.